Na, tai man turbūt nei vienas mitas, kuris yra nesupratimas, manęs neerzina, nes jį galima paaiškinti. Turbūt erzinantis yra tie, kurie būna puikiai suprantami, bet vis tiek kartojami specialiai. Finansavimo gynybai didinimas pirmiausia susijęs su tuo, kad eilę metų finansavimas gynybai nesiekia netgi minimalių NATO reikalavimų 2%, yra buvę ir 0,78% BVP ir 0,8%. Tie pinigai, jie netiesiogiai grįžta, jie netiesiogiai sukasi į ekonomiką, jie atsveria tą neigiamą geopolitinį svorį, kurį mūsų regionui meta Rusija. Rimta tema, svarbi tema ir tema, kuri įdomi žmonėm. Pinigai yra svarbus ir rimtas reikalas. Gruodžio 11 dieną Seime patvirtintas Finansų ministerijos parengtas 2026-2028 metų valstybės biudžetas. Ir būtent apie finansus šiandieną pakalbėsime. Turime svečiuose finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną. Labadiena. Labadiena. Ir taip pat turime šiandien tinklalaidėje Krašto apsaugos ministerijos finansų ir biudžeto departamento vyriausiąjį patarėją majorą Laimutį Vaičį. Labadiena. Sveiki. Tai pradėkime, ministrė, gal nuo jūsų toks įžanginis klausimas, tas valstybės biudžetas 2026 metais. Koks jis, kuo jis skiriasi nuo ankstesnių valstybės biudžetų ir apskritai, kaip Lietuva gyvens kitais 2026 metais? Aš manau, kad šitas biudžetas yra išskirtinis, tai žymi visiškai naują etapą mūsų šalies raidos, mūsų šalies finansų. Jisai pasižymi tuo, kad yra ženkliai išaugęs finansavimas krašto apsaugai, bet tuo pačiu išlaikomi ir anksčiau buvę ir netgi yra šiek tiek plečiami socialiniai įsipareigojimai, švietimo sistemos raida, sveikatos apsaugos. Na, tiesiog šiuo metu biudžetas yra toksai, kad mes galėtume atliepti krašto apsaugos poreikį, tiek be abejo, kiek leidžia šalies galimybės, ir tuo pačiu užtikrinti tas kitas valstybės sritis, netgi išlaikyti tam tikrą augimą, kuris buvo matomas kelis pastaruosius metus. Gynybos biudžetas rekordinis 5,38 nuo BVP. 43% augimas lyginant su šiais 2025 metais. Laimuti, klausimas, tai tas augimas, tas klausimas, kurį čia juokaudamas uždaviau pradžioj, kamui tie pinigai. Kur krašto apsaugos ministerija panaudos tą rekordinį išaugusį biudžetą, kur yra tos kamo išlaidos ir kodėl svarbu tas augimas? Na tai pirmiausia reikėtų pasakyti, kad metų pradžioje Valstybės gynimo taryba priėmė tam tikrus sprendimus ir prioritetai mums yra aiškus ir žinomi, tai yra divizijos pajėgumo vystymas, tai yra NATO brigados priėmimas, tai yra kontrmobilumo priemonės, oro gynyba ir apie tos prioritetus jau ilgai ir daug kalbama ir galėčiau tik pasakyti, kad biudžetas atspindi, kaip mes įgyvendinsim tos prioritetus mums iškeltus. Ministre, kalbant apie gynybos biudžetą, ar šis gynybos biudžetas yra toks, kuris atliepia krašto apsaugos ministerijos išsakytus reikalavimus, ar yra kažkas, kur, sakykime, gal krašto apsaugos ministerija ir norėjo kitaip, bet finansų ministerija pasakė ne, ar čia vis dėlto yra iš to bendro kompromiso ir tas poreikis yra patenkinamas? Matote, tą finansavimą turbūt labiausiai apibrėžia be abejo krašto apsaugos politikos formuotojų poreikis, bet iš kitos pusės turime šalies galimybės. Tai šiuo metu šalies galimybės leido finansuoti tokiu dydžiu, jis išties yra rekordinis. Aš net neabejoju, kad mūsų krašto politikos formuotojai, krašto apsaugos ministerija tikrai turi planuose daug daugiau kažkokių tai pajėgumų, kuriuos norėtų įsigyti ir sukurti. Turbūt galima sakyti, kad jie neriboti, žinant, kokia grėsmė mums grėsia, kokius resursus turi ta šalis, nuo kurios mes ginamės. Bet tiesiog turime žiūrėti realistiškai, kompleksiškai. Šalies gynyba tai be abejo, kad krašto apsaugos ministerija, kariniai pajėgumai, bet taip pat ir turbūt ir santykis su mūsų sąjungininkais, diplomatija, galbūt ir kitos netgi sritys, kaip gali tą šalies stiprinimą pasiekti.
O patvirtinus šitą naują biudžetą, gynybos biudžetą, tokia teorija atsirado, kad 1,5% iš šito gynybos biudžeto, ta prasme 1,5% BVP, skirta ne gynybai, o, kaip čia įvardina, šaržuojant žvyrkelių asfaltavimui. Kokia yra tikrovė? Na, tikrovė yra tokia, kad vis dėlto tie pinigai yra skirti krašto apsaugos ministerijai ir turbūt aš labai nenorėčiau lysti į tą dvigubą paskirtį, nes iš ties ganėtinai sudėtingas dalykas ir neturiu tokios kompetencijos, kad nustatyti, kas yra reikalinga. Taip kaip krašto apsaugos ministerija nuspręs, kokia gynyba yra, tokia jinai ir bus. Toks ir bus tas pinigų panaudojimas. Aš girdėjau atskirų Seimo narių pasvarstymus, vienų pasvarstymai yra vienokie, kitų kitokie, Seimo narių yra iš ties daugiau negu 80, tai nieko nuostabaus, kad tarp tų 80 galbūt atsiranda tokių, kur sakančių, kad daugiau pinigų reiktų skirti ten ar kitur kažkur. Tai vieni ten kalba apie, kaip jūs minėjote, apie kažkokius tuos dvigubos paskirties dalykus, kažkokius, tai negirdėjau, tarp kitko apie žvyrkelius, bet apie ten tiltai, kažkokie dar kažkas. Kiti šneka apie tankus, treti apie dronus. Tad prasme, tikrai labai daug visokių idėjų ir šnekų yra Seime ir tikrai vieno Seimo nario pasvarstymų per daug nesureikšminčiau. Laimuti, ką jūs galite apie tuos metus pasakyti? Pavyzdžiui, komentarą galiu paskaityti, kuris buvo po krašto apsaugos ministerijos Facebooko postų paskelbus apie biudžetą. Ar 5,38% nuo BVP bus išskirtinai Lietuvos kariuomenės stiprinimui, ar šiomis lėšomis bus finansuojami ir kiti projektai? Tuomet matysim, ar čia džiaugtis. Tai ar galima džiaugtis tuo biudžetu? Gal galite paaiškinti, paedukuoti visuomenę galbūt, kad kokie tie yra projektai, kurie papuola po visų kamo biudžetu ir kuo jie svarbus? Galiu tik patvirtinti, kad džiaugtis iš tikrųjų yra kuo. Ir čia keliais aspektais galima vertinti turbūt. Tai vienas yra, žiūrint, koks padidėjimas nuo praeitų metų. Tai padidėjimas yra labai reikšmingas. Kitas aspektas, kurio galima vertinti, turbūt lyginant Lietuvą kitų NATO valstybių kontekste, mes tampame vieni iš lyderių pagal savo gynybos finansavimą ir tai taip pat yra labai džiuginantis dalykas. O dėl to, kam bus panaudotos, tai aš manau, krašto apsaugos ministerijos vadovybė viešai yra labai aiškiai pasakiusi apie, sakykime, netiesioginės gynybos reikmes ir koks finansavimas tam gali būti skiriamas, tai neturėčiau ką pridurti prie to. Nes iš esmės patenka daug dalykų į tą biudžetą, kurie atrodo gal nėra kaip tiesiogiai prisidedantys prie stiprinimo, kaip įsigijimai, ginkluotės naujos ir panašiai, bet yra visi tokie dalykai kaip atlyginimai karių, kurie irgi auga, kuriuos reikia kelti ir panašus dalykai. Būtent atliepiant į tą klausimą, kurį ką tik perskaitėt, kur piliečiai kažkur uždavė, tai norėčiau tik patikslinti, kad krašto apsaugos sistema tai yra ne tik tai kariuomenė, tai yra daugiau biudžetinių įstaigų prie krašto apsaugos ministerijos, tos pačios gynybos resursų agentūra, infrastruktūros valdymo agentūra, taip pat kitos įstaigos, kur užtikrina kibernetinį saugumą valstybės mastu, tai taip pat yra krašto apsaugos sistemos vienetai, kuriems savo veiklą užtikrinti reikalingas finansavimas. Ministre, esate minėjęs, kad šiemet išskirtinumas gynybos biudžeto yra toks, kad kamas nuo šiol turi didesnę gynybos biudžeto kontrolę, ir gali, ta prasme, anksčiau, labiau negu anksčiau pats kamas spręsti tas išlaidas pagal eilutes koreguoti. Kodėl toksai atsirado lankstumas ir ką tai duos? Tai čia turbūt kalba eina apie gynybos fondo lėšų panaudojimą. Iš tiesų ten yra supaprastinta, ten yra parašyta, kad krašto apsaugos ministerija galės, jeigu norės skirti kažkokiai tokie dvigubos paskirties, inžineriniai, man atrodo, ir socialiniai infrastruktūrai. Socialinė infrastruktūra, aš suprantu, kaip, pavyzdžiui, karo ligoninė, kur pritaikoma kažkokiam tai skubiam kareivių gydymui. Tai krašto apsaugos ministerija galės tą daryti su šitais pinigais iš gynybos fondo. Tai aš manau, kad ypač matant, kaip greitai keičiasi ta karyba, iš tiesų turbūt karas vyksta 4 metai ir prasidėjo jisai visai vienaip, dabar jisai yra visai kitoks, tai kuo lankstesnis tas panaudojimas pinigų, aš manau, kad tai yra privalumas ir nes reikia reaguoti į tuos pokyčius.
ar gali metų eigoje kilti dar labiau gynybos biudžetas, nes pastaraisiais metais turėdom, kad metų eigoje šiek tiek koreguojasi, tai klausimas, ar 26 metais metų eigoje gali pakilti dar labiau, dar aukščiau už 5,38. Na, turbūt ankstyvas iš tiesų klausimas yra, bet vėlgi grįžtant prie to, kad padėtis yra ganėtinai greit besikeičianti ir Europos tas požiūris į gynybos finansavimą yra toksai ganėtinai besikeičiantis. Aišku, tie kažkokie finansavimo mechanizmai, poreikiai, jie neatsiranda per dieną, bet turbūt atmesti tokio scenarijaus negalima, bet kažkaip tai labai sakyti, kad taip būtinai ir įvyks, tikrai irgi negalima. Ir manau, kad tos lėšos, kurios dabar yra skirtos, jos, tas augimas yra ganėtinai spartus ir, tų lėšų toksai panaudojimas efektyvus įrangą įsigyti nebus taip paprasta. Dabar visos šalis prie tos įrangos laukia, tai panaudokime šitas lėšas ir tai jeigu bus poreikis, tada turbūt bus galvojama kaip. O jeigu būtų tas poreikis, ar tai būtų didinimas biudžeto kaip yra tas terminas, gynybos finansavimo didinimas iš skolintų lėšų, kas tai yra, ką reiškia didinti tą finansavimą iš skolintų lėšų, už ko jos skolinamosios ir apskritai apie skolą, nes čia irgi toks dalykas, kur paskelbus apie gynybos biudžetą nemažai komentarų, tai dabar didinama valstybės skola dar labiau augs, kokia yra situacija su ta skola? Tai turime būti visiškai atviri, kad be abejo, kad toks spartus išlaidų didinimas didina valstybės skolinimąsi, deficitą valstybės ir be abejo skolą didina. Tai čia nieko nereikia slėpti, taip ir yra, bet tokia yra laisvės kaina. Tai ta laisvės kaina mums yra mažesnė negu ukrainiečiam, kurie ją dabar moka. O bendram kontekste, kokiam nors europiniam, kokia ta situacija Lietuvos dėl skolų? Dėl skolų mūsų situacija iš tiesų tokia prie tų labiau optimistinių valstybių, sakyčiau, vis dėlto mūsų skola valstybės dabar yra apie 40%, planuojama, kad per ateinančius 3 metus negalėtų tapti 52-53%, kas yra vis tiek žemiau negu Maastrichto kriterijus 60%, bet iš ties Europoje yra labai daug valstybių, kurių skola yra apie 100% nuo BVP. Ir tos šalis nebūtinai tas lėšas panaudoja gynybai ir kažkokiom kitom labai tokiom gynybinėm ar saugumo reikmėm, socialiniai plėtrai, socialiniam paslaugom, socialiniam kontraktui palaikyti. Prancūzija šiuo metu susiduria su šita problema, kad turi didelę valstybės skolą, labai žemą ekonomikos augimą, labai sunku suformuoti biudžetą. Įvairių šalių yra. Be abejo, yra šalių, kurios turi skolas ten apie 10% nuo BVP. Tai mes esame iš tiesų prie tų, kurios labiau optimistiškai vertina, bet be abejo, tokie tempai skolos augimo, ateityje tai be abejo, kad turbūt reikės kažkokių sprendimų, bet mes turim tą buferį. Tas buferis, jeigu laikė ištemti, jisai būtų galbūt net iki 10 metų, bet čia labai jau taip optimistiškai, bet mes tikrai turim metus kelis iš tiesų ras geriausius būdus, kaip šitoj situacijoje užtikrinti tvarius finansus, nesustabdyti ekonomikos augimo ir užtikrinti gynybos finansavimą. Kalbant apie tvarumą, skaidrumą, gal dar norėčiau paminėti, kaip, Laimuti, gal galite pasakyti, užtikrinama, kad tas visas biudžetas, augantis gynybos biudžetas, kad jis ne tik didinamas būtų, bet ir naudojami tie pinigai skaidriai, efektyviai, atsakingai, kaip krašto apsaugos sistema tuo rūpinasi? Tai krašto apsaugos sistemos institucijos vykdydamos įvairius reikalavimus turi pasitvirtinę savo finansų kontrolės taisyklės, yra visi kiti reikalingi procesai ir procedūros nuo lėšų poreikio pateikimo iki mokėjimų tiekėjams atlikimo, kurios leidžia siekti to lėšų panaudojimo racionalumo ir skaidrumo, tačiau be abejo yra ir valstybės kontrolės vizitai ir patikrinimai, yra ir vidaus audito tam tikros tikrinimo programos. Taip pat mes savo finansinių ataskaitų rinkinius skelbėme viešai, teikėme informaciją ir Seimo audito komitetui ir kitoms institucijoms. Tai manau, kad kiekvienas pilietis, kiekvienas asmuo, kuris norėtų pasigilinti detaliau į tai, kam krašto apsaugos sistema išleidžia skiriamas lėšas, manau, turi pakankamai daug galimybių tą padaryti. Ministre, minėjote, kad šitas augantis biudžetas yra
tos didėjančios išlaidos gynybai yra laisvės kaina, kurią privalome mokėti. Apie tą laisvės kainą, kurią turi mokėti iš esmės kiekvienas Lietuvos pilietis, mokesčiai. Kaip kiekvieną iš mūsų, kiekvieną Lietuvos gyventoją palies tai, kad tą gynybos biudžetą didiname? Na tai be abejo, tai turbūt reikia žmonėm atvirai sakyti, kad tai kainuoja, tai nėra nemokama. Šiuo metu mokestiniai pakeitimai buvo priimti, šiais metais buvo priimti mokestiniai pakeitimai pakankamai tokie nuosaikus, jie iš ties turi labai nedidelį poveikį ekonomikai, mes paskaičiavome. Iš jų pavyks surinkti apie 600 milijonų eurų per metus papildomai, kas yra galbūt apie 0,6-0,7 procentai nuo bendro vidaus produkto. Bet turbūt ateityje irgi reikės pagalvoti apie kažkokius finansavimo šaltinius papildomus, nes be abejo, kad tas lėšų poreikis išliks turbūt ne tik trumpuoju laikotarpiu, bet ir vidutinio, gal ir ilguoju laikotarpiu. Bus išvystyti pajėgumai, tada pajėgumai turbūt turės būti palaikomi, atsiras nauji poreikiai, turbūt yra toks šio laikotarpio, į kurį dabar įžengiame, vienas iš bruožų, kad gynybai reikės skirti pinigų, tuos pinigus turbūt visuomenė turės kažkaip tai alokuoti, ar padidinti valstybės pajamas, arba perskirsti tarp kitų sričių. Galbūt pavyks kažkiek efektyvumą padidinti valstybės aparato. Yra tų krypčių. Dabar turbūt svarbiausia nepadaryti kažkokio tai labai skuboto sprendimo, kuris matėm ir Estijos pavyzdį, kai mokesčiai buvo padidinti ganėtinai stipriai ir galbūt ne pačiu tinkamiausiu metu, tada šiek tiek ekonomika sulėtėja ilgesniam laikui. Tai iš ties dabar turbūt yra tas metas, kai verta nepadaryti skuboto, neapgalvoto sprendimo. Jeigu galėčiau, tai paantryčiau gerbiamam finansų ministrui ir norėčiau dar pridėti keletą aspektų, kad tas finansavimo gynybai didinimas pirmiausia susijęs su tuo, kad eilę metų finansavimas gynybai nesiekia netgi minimalių NATO reikalavimų 2%, yra buvę ir 0,78% BVP ir 0,8%. Ir mes tik tai 18-19 metais prisivijome tuos 2% ir tai su tam tikrom išimtimi. Tai norėtųsi irgi, kad ir žmonės taip pat suprastų, kad kol kas, keldami finansavimą gynybai, mes vis dar grąžiname tą skolą, kurią atsinešame iš ankstesnių metų. Tai buvo sunkmečiai, buvo įvairūs laikotarpiai, buvo gal grėsmės kitokios, bet dabar atliepiant dabartinės grėsmės ir žinant savo geografinę padėtį, tai pirmiausia reikėtų galvoti apie tai. Ir be abejo, neturėtumėm būti naivus ir galvoti, kad išvystysim diviziją, pastatysim infrastruktūrą ir galėsim vėliau sugrįžti prie 2-3%. Tai galima visiškai atvirai pasakyti, kad kariniai pajėgumai, jų išvystymas kainuoja, bet jų palaikymas kainuoja taip pat. Ir tiek atsarginės detalės, tiek šaudmenys, tiek reikalinga infrastruktūra, garažai, remonto dirbtuvės ir žmonių kompetencijos palaikymas taip pat yra labai brangus. Vat įdomu, kad užsiminėt apie ateitį, kaip tik norėjau paklausti, kaip yra, kodėl biudžetas priimtas dabar ne tik, kad 26 metams, bet tai yra 26-28 metų projektas, kodėl toks rėžis yra? Tiesiog yra trimečiai biudžetai pas mus dabar tokia praktika Europoje. O galima kažką, būtent Laimutis užsiminė, kad ir toliau nereikia būti naiviems, kad galėsime mažiau skirti, kokią viziją jūsų būtų, sakykime, 2030 metams ir toliau žiūrint į tą gynybos finansavimą. Dabar reiškia, trimečiam biudžete yra numatyta, kad tai bus ne mažiau nei 5% kiekvienais metais, dabar tai yra 5,38, paskui bus kažkokia kita suma, bet jinai nebus mažiau nei 5%. Jeigu žiūrėti toliau į horizontą apie 30 metus, tai turbūt dabar tas planavimas tokiam vidutiniam laikotarpiu yra ganėtinai sudėtingas, matant, kaip greitai keičiasi viskas pasaulyje, tiek politiniai procesai, tiek ir tas karo tas visas teatras irgi labai dinamiškas ir keičiasi, yra technologiniai pokyčiai, tai išties tas prognozavimas ganėtinai nedėkingas dalykas, bet aš sutikčiau su kolega Laimučiu, kad vis dėlto turėti iliuzijų, kad po kelių metų grįšime į tą senąjį pasaulį, kai buvo galima gynybai skirti ten
2, galbūt nepilnus 2 procentus, turbūt tikimybė labai maža. Jo, vėlgi, jeigu galima papildyčiau, dėl ko 3 metų biudžetas, tarkim, krašto apsaugos sistemos atveju yra palankus, tai dauguma mūsų vystomų projektų yra ilgalaikiai ir tęstiniai. Ir kai pradedi pirkimą ir žinai, kad tas pirkimas ir prekių pristatymas, paslaugų teikimas ir infrastruktūros vystymo darbai išsitęs tikrai kur kas ilgiau negu 1 finansinius metus, tai 3 metų biudžetas duoda šiokio tokio užtikrintumo mums, kad mes ramiai ir užtikrintai galim vystyti ilgalaikius projektus. Dar kalbant, kieno sąskaita kyla gynybos biudžetas, ar yra sritys, kažkokios sritis, kuri nukenčia dėl to Lietuvoje, sakykime, visokie prastos reputacijos veikėjai mėgsta sakyti, pažiūrėkit, vaikai mokyklose neturi vadovėlių. Galit šitą mitą paneigti, kad yra tų vadovėlių? Kad tik vaikų būtų daugiau, manau, kad vadovėlių tikrai užteks. Jo, visgi nesinorėtų supriešinti tam tikrų visuomenės grupių ir pasakyti, kad stiprindami krašto apsaugą mes silpiname kažką, nes krašto apsaugos stiprinimas tai kartu yra ir papildomos investicijos į mūsų šalį, ir švietimas, ir visos kitos susijęs sritys. Pramonė, karo. Tai pagaliau, kad žmonės norėtų gyventi Lietuvoje, jie turi jausti saugus, o tam reikalingos papildomos investicijos. Kad gyventų ir kad dirbtų, kad verslai kurtųsi, tai tas saugumas yra, turbūt prioritetas absoliutus. Tai taip, iš tiesų tie pinigai, jie netiesiogiai grįžta, jie netiesiogiai sukasi į ekonomiką, jie atsveria tą neigiamą geopolitinį svorį, kurį mūsų regionui meta Rusija. Apie valstybės gynybos fondą šiek tiek užsiminėte. Kaip veikia valstybės gynybos fondas, apie ką jis yra ir dar apie obligacijas gynybos, kaip tik čia šiandien mačiau iš jo pranešimas Finansų ministerijos, kad paskelbta 15 misija įsigijimo. Kuo tai yra naudinga Lietuvos gynybos sistemai? Gynybos obligacija tai tikrai puikus instrumentas, galėtų, aišku, reikia šiek tiek padirbėti prie prieinamumo šio instrumento, kad būtų jį paprasčiau įsigyti, yra daromi ta linkme žingsniai. Pirmasis žingsnis bus toks, kad obligacijas bus galima įsigyti bet kada, o ne tik tai kas 2 savaitės, dabar yra 2 savaitės tarpas, 2 savaitės emisija. Tai turėtų būti visą laiką tas padaryta, taip pat yra minčių šiek tiek peržiūrėti palūkanų normą, nes iš tiesų dabar 2 procentai galbūt rinkose, tai nėra labai patrauklu tas gynybos obligacijų pelningumas, aišku, tai toks išskirtinis mechanizmas, turbūt apeliuojantis į patriotiškumą ir tokį pilietiškumą, norą prisidėti prie šalies gerbuvio ir saugumo. Tai žmonės iš tiesų perka tas obligacijas, kai būna toksai suaktyvėjimas tos temos viešoje erdvėje apie gynybą, kai biudžetą formavom ir daug kalbėjom apie kiek ten bus tai gynybai, matėm, kad suaktyvėjo, žmonės daugiau įsigijo, paskui kai tas laikotarpis toks būna, kai mažiau šnekama, tai tas įsigijimas krenta. Tai obligacijos geras instrumentas, aš manau, mes jį pabandysim padaryti šiek tiek patrauklesniu dar, o kas liečia gynybos fondą, tai yra prie biudžeto sukurtas fondas, vadinasi jis gynybos fondas, yra tam tikri sukurti lėšų šaltiniai, iš mokesčių tam tikrų eina į gynybos fondą, dalis GPM ten yra nukreipta gyventojų pajamų mokesčio, dabar naujas tas draudimo mokestis yra nukreipiamos visos pajamos į gynybos fondą, tai toksai, galima sakyti, papildoma kišenė ant to pačio švarko, nuo ko pats savaime jis pinigų netneša, bet tiesiog yra labai tikslinė paskirtis ir ten nuėjusios lėšos niekur kitur panaudoti negalima. Žiūrint iš krašto apsaugos sistemos, tai kiekviena iniciatyva, kuri didina gynybos finansavimą, yra sveikintina ir be to, ką finansų ministras paminėjo, kokie yra šaltiniai gynybos fondo, tai dar norėčiau išskirti, kad į gynybos fondą taip pat tai yra pervedamos ir piliečių savanoriškos įmokos. Ir norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti kiekvienam, kurie nuo praeitų metų spalio, kada ta galimybė atsirado, pervedė savanoriškas įmokas, ar tai būtų 5 ar 100 ar 1000 eurų. Labai smagu matyti tokias iniciatyvas ir teko pačiam prisidėti prie tos galimybės sudarimo. Tai tikrai labai smagu buvo, kada spalio mėnesį praeitų metų atsidarėm sistemą ir pamatėm tos pirmus eurus, kurie krenta į valstybės gynybos fondą. Tai tikrai labai gera iniciatyva ir ačiū visiems už tai.
Ministrė, ar galima sakyti, kad finansų ministerija turi vis daugiau sąlyčio su krašto apsaugos ministerija? Dabar mačiau, kad atsiranda finansų ministerijoje gynybos ir saugumo pramonės vystymo darbo grupė, kad finansų ministerija investuoja į Giraitės ginkluotės gamyklą. Koks yra finansų ministerijos vaidmuo gynybos pramonės vystyme? Na taip, tai turbūt girdėjome visi premjerės iniciatyvą, kad gynybos pramonė yra šiek tiek labiau pastumiama link tų ministerijų, kurios atsakingos už ekonomiką ir finansus, tai finansų ministerija ir ekonomikos ministerija. Tai be abejo, kad mūsų vaidmuo didėja. Na, finansų ministerijos vaidmuo šiaip valstybės valdyme yra ganėtinai specifinis, tai yra atsakinga už lėšų surinkimą ir paskirstimą ministerija. Tai kadangi dabar tokia tikrai aukšto prioriteto sritis yra šalies saugumas, tai be abejo, kad tas sąlytis didėja, yra jau minėtas lėšų išaugimas, yra investuojama į mūsų pramonės įmonės valstybinės, kad plėsti ir modernizuoti gamybą. Taip pat yra įsteigtas gynybos holdingas. Holdingas paprastai paaiškinant, tai įmonių grupė, kuri apima mūsų gynybos pramonės projektus. Yra ir darbo grupė sukurta, kuri artimai koordinuotų visą tą veikimą. Taip pat yra skirti resursai ekonominiam projektų įvertinimui. Vis dėlto mes imdamiesi verslo turime būti tikri, kad jisai bus atsiperkantis tas verslas. Tai iš tiesų dėmesys šiai sričiai dabar yra didelis ne tik iš finansų ministerijos, bet iš visos vyriausybės lygmenių. Ministrė, esate užsiminęs, kad yra naujos taisyklės, naujos ES fiskalinės drausmės taisyklės ir kad jos turės kažkokios įtakos mūsų gynybos biudžetui. Jo, yra tos taisyklės, kol kas juose yra išimtis gynybos sričiai padaryta, išimtis galioja iki 28 metų, bet taip spėčiau, kad bus arba pratęsta, arba netgi praplėsta. Bet šiaip naujos fiskalinės drausmės taisyklės dabar akcentuoja nebe tai, ką akcentuoja Maastrichto kriterijai, kurie niekur nedingo, bet vis dėlto dabar pagrindinis rodiklis bus išlaidų augimas. Jeigu valstybė turėjo išlaidas, tarkim, lygias 100, tai kitais metais mums leidžiama turėti 5% didesnės, 105. Dar kitais metais 4% didesnės, tai 105 plus 4%. Dabar fiskalinis šalių tvarumas matuojamas per išlaidų augimo prizmę, nebe per deficito, nebe per skolos, bet būtent per išlaidų augimą. Ir išimtis daroma tik tai su saugumu susijusioms išlaidoms. Pratęsiant apie sąjungininkus, tampame NATO lyderiais pagal gynybos finansavimą. Kaip paskatinti savo sąjungininkus, ypač Europos sąjungininkus, kad jie sektų mūsų pėdomis, ar kaip vyksta tas bendravimas su sąjungininkais, kad neliktume mes vieni, kurie taip užsikelia, bet kad ir kitos šalys eitų šiuo keliu. Na, tai mūsų, žinote, kuo arčiau Rusijos sienos, tai tas supratimas turbūt tuo yra stipresnis, nes mūsų visi kaimynai, tiek Lenkai, tiek Latviai, tiek Estai, visi skiria ganėtinai panašią procentinę dalį nuo bendrojo vidaus produkto gynybai. Žinoma, šalis, kurios yra toliau, na, turbūt jom tą grėsmę suprasti yra sunkiau ir čia turbūt yra darbas absoliučiai viso valstybės aparato. Tai nėra tik tai užsienio reikalų ministro ar ministerijos darbas šnekėti apie tai. Aš manau, kad kiekvieno ministro darbas kiekvienam tarptautiniam formate, ar oficialiai, ar neoficialiai prie puodelio kavos, bet visada su savo kolega iš kitos šalies apie tai pašnekėti, primint, kad mes su tokia grėsme susidurėme, mes turim tas grėsmes, mes turim gynybos finansavimą, kaip situacija pas jūs. Tiesiog tai turi būti kiekvieno mūsų žingsnio tarptautinėje arenoje dalimi. Na ir pabaigai dar apie tuos mitus, kadangi jau čia taip palietėm šiek tiek kelis mitus. Koks yra mitas jums abiems labiausiai erzinantis, nes apie gynybos biudžetą tų mitų visokių yra, koks labiausiai erzina ir ką norėtumėt dar patikslinti visuomeniai, kad jie žinotų ir suprastų šitus finansų biudžetų reikalus geriau?
Na, tai man turbūt nei vienas mitas, kuris yra nesupratimas, manęs neerzina, nes jį galima paaiškinti. Turbūt erzinantis yra tie, kurie būna puikiai suprantami, bet vis tiek kartojami specialiai. Tai tokie galbūt erzina, bet na, tai turbūt yra politikos dalis. Tiesiog reikia kalbėti, aiškinti ir išsklaidyti tuos mitus. Jo, man gal... Kas pirmiausiai galva atėjo, tai turbūt tas įvaizdis vis dar gajus, kad valstybinėse institucijose, viešajame sektorėje metų pabaigoje pinigai leidžiami į kairę ir į dešinę, reikia, nereikia, svarbu, kad tik tai juos išleisti. Tai galiu tikrai nuo savęs patvirtinti, kad krašto apsaugos ministerijoje tikrai mes turim saugiklių ir turim priemonių. Ir tikrai tie pinigai metų pabaigoje, jeigu ir leidžiami, tai pirmiausia, jie turi būti patvirtinimas, kad tikrai to daikto, tos paslaugos ar to darbo tikrai reikia, kad jį tikrai galima įsigyti skaidriai, be ypatingos skubos, apgalvojant ir kad tam turim pakankamai lėšų. Tai norėtųsi, kad šitas mitas kuo greičiau būtų sugriautas, kuo greičiau jisai iš pasąmonės išnyktų ir pasitikėjimas nuo to tik tai didėtų. Majore, minėjote, kad turite įdomių istorijų apie tai, kaip žmonės norintys padėti gynybos sistemai, krašto apsaugos sistemai, visokių įdomių nutikimų su tuo yra. Ar galite papasakoti? Taip, tai gal iš pirmo žvilgsnio kartais atrodo, kad finansisto gyvenimas yra labai nuobodus, reglamentuotas ir sustyguotas, bet tikrai kasdienybėje būna tokių istorijų ir kaip viena iš jų prisimenu, kad šiemet į krašto apsaugos ministeriją gavom fizinį laišką nuo asmens gyvenančio Jungtinėse Amerikos valstijose, Jungtinių Amerikos valstijų piliečio su čekiu $50 ir ranka rašytas laiškas, kad skiriu šią sumą Lietuvos krašto apsaugai, gynybai. Atsiprašau, kad niekada negalėjau tos šalies aplankyti ir tikrai ilgokai teko sukti galvą, kaip tą čekį įsigryninti. Galiausiai išsiaiškinom, kad Lietuvoje tokia paslauga jau nebėra teikiama fizinių čekių išgryninimo. Na ir tada turėjom rašyti laišką asmeniui su ir padėkai ir apgailestavimu, grąžindami tą čekį, kad dėja nepavyko jūsų paramą pasinaudoti. Tai kitas iš tokių galbūt įdomesnių, vėlgi pernai metų gruodį paskambino vienos lietuviško kapitalo įmonės vadovas ir sako, sveiki, noriu paremti krašto apsaugą 100 000 eurų, ką daryti. Tai vėlgi ėmėmės tam tikrų veiksmų ir šį kartą jau ta galimybė buvo suteikta. Tai labai džiugina tokie atvejai darbe, tikrai praskaidina dieną ir tu jauti, kad ir visuomenės požiūris ir dėmesys krašto apsaugai ne tik tai, kad yra didelis šiuo metu, bet ir didėja. Ministrė, kodėl negalima čekių? Man irgi tas klausimas iškilo, kai išgirdau šitą. Ir toks net ne tiek klausimas, kiek toks apgailestavimas, kad vis dėlto visam tam valstybės aparatui nepavyko to padaryti. Na, iš tiesų apmaudu. Kodėl konkrečiai? Na, kaip ir minėjo kolega, turbūt tiesiog bankai pas mus tokios praktikos netaiko. Tai labai amerikietiška praktika, yra ranka rašytas čekis. Tai, na, $50 mūsų biudžete mažiau. Bet šiaip krašto apsaugos sistemai lengva bendradarbiauti su finansų ministerijos, su apskritai finansų sistemos žmonėmis Lietuvoje. Tai taip, norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti ir finansų ministrui, bendradarbiaujant su kolegomis finansų ministerijoje, kurie tiesiogiai atsakingi už kontaktus su krašto apsaugos ministerija, tikrai jaučiamas dėmesys. Betarpiškai bendradarbiaujam kiekvieną dieną ir tikrai tik tai geriausius žodžius galėčiau pasakyti. Ir ne tik finansų ministerija, šiaip visos valstybės institucijos, kurios turi kažką tai bendro su gynyba, tikrai jaučiam padidėjusį dėmesį ir geranoriškumą kartu siekti tų nustatytų tikslų. Smagu, linkim toliau tokio sėkmingo bendradarbiavimo ir kviečiame visus pirkti gynybos obligacijas, aukoti valstybės gynybos fondui. Čekių nesiųskit, bet yra kitų tikrai paprastesnių būdų, kaip paremti krašto apsaugos sistemą. Ačiū, kad atėjot.